Tadai, 2 įvarčiai šiandien, sėkminga diena? Taip, gana sėkminga, tai pirmieji mano įvarčiai lygiai, tai labai džiaugiuosi, kad pavyko įmušti. Kaip galėtum juos pakomentuoti? Juos pakomentuoti. Pirmasis buvo Šilėno geras perdavimas iš krašto ir nukriaupau į vartus ir įvartis antrasis, tai toks kurioziškas biški. Nuo vidurio veik, per nuo vidurio aikštės ir mušau tokį. Na ką, Tadai, su pergalė ir su įmuštu įvarčiu. Ačiū labai. Kaip galėtum pakomentuoti savo įvartį? Esi Vėtros skriaudikas, galima pasakyti. Kaip čia pasakyti, buvo Šilėno vėl geras perdavimas ir su galva nukreipiau vėl į vartus ir įvartis. Įvartis labai panašus į sostinėje pelnytą. Tai viskas taip pat, tik va iš kitos pusės gal, bet tas pats va Šilėno perdavimas ir buvo įvartis. Na ką, Šiauliai turi savo įvarčių mašiną? Tai šiuo metu galima pasakyti ir taip. Kaip pakomentuotum šios dienos įvartį? Anatolijaus buvo perdavimas ir jau vienas prieš vartininką ir mušau. Gavai traumą, kaip jautiesi dabar? Dar truputį skauda, bet važiuosiu į ligoninę persišviesti ir bus aišku, kas atsitiko. Kaip pats manai, trauma rimta ar ne? Čia buvo anksčiau lūžus per šitą vietą, tai bus matyti, nežinau dabar.